pristato naujasis Peugeot 208. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. Štai tokia pas mus žiema. Vidury baltos dienos vairuotojai klaidžioja rūke. Nuo praėjusią savaitę žiema jau kaišiojo nagučius ir dėl to įvyko ne viena eismo nelaimė. Tad mes nutarėme pasidomėti, kokiomis padangomis važinėja Lietuvos vairuotojai ir ar visi jie turi šansą, teorinę galimybę suvaldyti automobilį slidžiame kelyje. Nors tikroji žiema į Lietuvą vis dar neateina, tačiau temperatūra naktimis dažnai nukrenta žemiau nulio ir asfalto danga pasidengia ledu. Dėl to mes išvažiavome į Lietuvos kelius pasižvalgyti, kokiomisgi padangomis rieda automobiliai. Jau pirmą sezoną. Pavaduotojas duodam komandą, pasakam, kada einam į pabaigą ir iš karto užsaka, iš karto pristatą. Jau ten tokiam transportui abejonių nekyla? Ne, tikrai ne. Neturėjote avarijų niekada gyvenime? O gink dieve, ne. Ai, kada buvo, tai prieš 20-30 metų tas buvo, tai čia nesiskaita. O savo mašiną irgi perkat padangas pastoviai? Taip, visą laiką. Žinot, kokias pirkti, kokias nepirkti, minkšto mišinio, universalias ar dygliuotas? Dygliuotas ne, nes pas mums kai tokia kelias toksai nelabai slidus, taip kad ne, geriau jau žemynės grinai. Jau ant tų žemynių, bet ne taip, kad, sakykime. Bet ne iš turgaus, o iškrautojas? Ne, tik iškrautojas. Keičiat, dažnai perkat naujas senas? Dėvėtas perkat. Dėvėtas, ne? O kelintų metų, kada pagamintas padangas, ar žinot jūs? Žinokit, nežinau, šiais metais pirkau. Kiek čia turgui pirkot, kiek mokėt? 20 eurų maždaug už vieną. Ar žinot, kiek metų padangos gerai veikia? Porą metus maždaug. Aš žinau, kad bent 5 veikia. 5 gerai, o po to tai gamintojai diskutuoja. Vieni sako, kad neveikia, kiti, kad truputį veikia. Tai pažiūrėkime, įdomumo dėlei. 11 metų padangėlė. Tai bus proga tada vėl pasikeisti. Ir priekinės ir galinės turbūt iš tos pačios serijos, ne? Protektoriaus tai yra, čia pakankamai dar matosi, bet tik tai, kad jau ta guma gali būti medinė ir kaip pašals, tai pamatysit pats, kaip slysta mašina. Jūsų padangom nėra 3 mm, matot, pamatavom. Supratau. Protektoriaus jau praktiškai turėtumėt baudą gauti ir būti mašina pastatyta. Tada pačius tai pasikeisim. Tai taip nekreipia dėmesio visiškai važinėti? Taip nematavau nieką. Nes jau matosi plika akim, kad jau negerai. Tada pasikeisim, važiuojam. Kokias pirksit? Kur naudotas, naujas kokias? Stengsiuos naujus jau pirkt, užtat keliems metams jau. Kada pirkot padangą? Praeitą žiemą. Mažai važinėjat turbūt, nes matosi, kad kaip naujas. Važinėjom, bet ne tiek daug. Kiek nuvažiuojat per žiemą? Kokį 10 000. Kokį 10 000 gal. Čia tik tai po ano žiemos, ne? Taip. O kai perka, tai svarbu, rūpinatės, kokie ten markė, dygliuotos, nedygliuotos? Dygliuotų kažko atsisakęs nenori, nes. Jo, nesenai užsidėjau. Neseniai? Naujas ar iš kur? Ne, padėvėtas. Padėvėtas turgai, ne? Ne, kad pažįstama. O kiek tokia padanga viena kainuoja? Nežinau kiek, pirku už komplektą. Kiek? Pirku už komplektą. O kiek komplektas? 70 eurų už tas. O kelintų metų, žinot? Maros 2011. Tai dar nieko. Kiek metų galvojat, kad galima naudoti padangas? Tai nežinau, kai susidėjo, tada ir pakeitė. Negirdėjo tokių dalykų, kad ten po 5 metų maždaug jau nelabai veikia, ta guma sukietėja. Mes su tokia galinga mašina, taigi, kaip sakyt, reikia gero sukibimo. Vakar pirkot gal? Ne vakar jau visai. Vakar už vakar? Ne, 2 metai. 2 metai jau, ne? Bet naujas? Naujas. Šaunuolis. Kam rizikuoti? 3 mm yra, bet taip jau ant ribos. Ant ribos, na. Sakykime, stebėsim oro sąlygos ir manau, galbūt ir pakeisim. O jūs žinot, kokios padangos pas jūs? Kokios pas mane padangos?
Žieminės? Taip, tikrai. O kokios markės? Nežinau, vyras pirko. Geras turbūt, ne, ta prasme. Tada važiuoju geras. Turėtų dar būti geras. Taip ir yra. Taip ir yra, ačiū labai malonu. Pirktos praeitais metais tik. Praeitais metais. Krautuvį ar turgui? Turgui. Turgui naudotas pirkote, ne? Kai pirkot, žiūrėjot, kelintais metais pagamintas? Nekreipiu dėmesį, tai žinokit. Žinot, kad guma stensta ir po to sako, kad tos guma tampa medžiutės. Žinau šitą. Mes pamatuosim, pasakysim, kiek reiškia rodo, bet šiaip jau vizualiai jos yra priekį labai nudėvėtos. Ir kitas dalykas, išlipkit, pasižiūrėkit, kad dešiniai pusėje oro beveik nėra. Taip, prisipūstas padangas. Vieni važiuoja geresnėmis, kiti blogesnėmis padangomis. Sustoję su žurnalistais ir pareigūnais bendrauja maloniai, tačiau ne visi. Štai šis baisiai skubantis ponas rodės labai nepatenkintas, jog jį trukdome. Nors važiavo neįjungę šviesų, neprisisegęs diržų, o ir padangos, kaip liaudis sako, ant garbės žodžio. Kai protokolo pildymai buvo nusiųstas pas pareigūnę, bandė merginą atleisti iš pareigų. Na, o šiandien teko matyti visokiausių įdomių personažų, kurie mėgino kolegę ir iš darbo atleisti. Dažnai būna tokių? Visko pasitaiko gyvenime. Nėra, dar vairuotojai nesupranta, kad yra įstatymas, yra kelių eismo taisyklės, kurių reikia paisyti ir galvoja, kad tai jų neliečia. Kaip visur žmonių visokiausių yra. Tai va ir šiandien susidūrėm, kad visokių žmonių yra, kiekvienas turi savo nuomonę ir ją išreiškia. Kaip vairuotojai reaguoja į tokią jauną gražią pareigūnę? Ačiū už komplimentus pirmiausia, bet, nežinau, tiesiog dirbam savo darbą, aišku, jie maloniai reaguoja, žodžiu, mandagus visi. Klauso vairuotojai? Klauso, taip žinoma klauso. Bet šiandien teko sutikti ir nelabai mandagių vairuotojų. Būna, aišku, pasitaiko, kad žmonės nepripažįsta savo klaidų, kad pažeidžia kelių eismo taisyklės, tačiau, kažkaip taip Iš darbo atleido visų? Jo, šiandieną mane atleido, taip atleido iš darbo. Ir kiekvieną dieną tokius sutinka? Ne, tikrai ne kiekvieną dieną. Būna retai, bet tikrai ne kiekvieną dieną. Pasitaiko. O štai ir kita labai skubanti Radviliškietė. Ant jos automobilio padangų ne protektorius, o tik jo žymės. Tačiau mašinoje dvelkia arogancija. Kodėl taip slepiatės? Nepatinkot. Nepatinka? Jo. Baigit, kam dabar reikia? Pati prižiūrit savo automobilį. Padangomis ten rūpinatės? Jo. Šiaip žiūrint prastokai rūpinatės, manau. Policininkai pastebėjo, kad drausmingiausi, kaip nekeista, yra garbaus amžiaus žmonės. Jie ir pareigūnų iš darbo neatleidinėja ir niekur neskuba ir dažniausiai techniškai tvarkingais automobiliais važiuoja. Padangas dažnai keičiat. Ar šitą seniai pirkot? Žiemą vasarą pernai pirkau. Ar pernai pirko? Čia naujos visiškai buvo? Buvo visiškai naujos. Kur pirko? Čia kokia universalinė parduotuvė ar kur? Aš nežinau, man žentas atvežė Šiauliuose tikriausiai pirko. Kad problemų neturėjo dėl padangų? Kol kas ne. Ramiai lėtai važiuoja? Oi, kur skubėsi? Kur nuskubėsi? Gero kelio, laimingai jo. Viso gero. Kiek pastebim, tai gal vyresni labiau viską susitvarko. Ir atidžiau žiūri tą dalyką, ir techninį stovį, ir padangas jau vyresni labiau į tai kreipia dėmesį. Vyresni žmonės, nors pensininkai neturi daug pinigų, bet turi didesnį atsakomybės jausmą. Taip, gal ir mažiau važinėja, bet atsakomybės jausmą tikrai didesnį turi. O štai jaunimas dažniau rizikuoja važiuodami padangomis su protektoriumi, kurio gylis vos didesnis neleistina 3 mm riba. Ir ne visur, bet giliausioje protektoriaus vietoje, o ne plikiausioje. Jau tik tai driftui tinka. Gyvenimas tokiose padangas. Bet gyvenimas gali smarkiai pablogėti, kai padangos blogos. Tai da. Kai būna, kai vienas neatsargus judesys ir daug reikalų gali. Protingai važiuojam. Aš manau, kad kokia iš akės žiūrint, kokia 3,5 mm 4. Tai va ant ribos. Tik tai driftui. Jo.
Gana gal svarų. Priekį dar pamanoma. O galia jau biškinė? Nu, gal ne. Jau reikia pirkti, ne? Jo, reikėtų. Pirksis, kokius pirksis? Naujas dėsim. Naujas neturgui, Nespėjau dar. Taip jau susiklosti, kad mažiausiai apie savo ir kitų saugumą galvoja vairuotojai sutikti Radviliškio centre. Šiauliečiai rodo geriau pasiruošę žiemai. Buvo prieš kelis metus toks įvykis, kad privažiavęs vairuotojas su mikroautobusu paprašė, kad nubaustumėm, kadangi jo padangos praktiškai plikos, taip sakykim. Tai mes surašėm jam protokolą, kad net, man atrodo, iki kordo jau buvo pažeistos, nes jo viršininkas nepirko naujų padangų. Tai po to įvykio, man atrodo, surašius protokolą, gal jis įsireikalavo, kad jam nupirktų kitas padangas. Įdomu bauda, kas mokėjo, viršininkas ar vairuotojas? Nežinau, bet pasiprašyti, kad nubaustų, jis pats pasiprašė. Koks įspūdis šiandien, ar daug automobilių su blogomis padangomis? Galvočiau, kad vairuotojams kitiem reikėtų tikrai pasirūpinti savo padangomis, pažiūrėti jų stovi, gal po praeitų metų neįvertinę, kiek nudilę padangos ir atidžiau tą dalyką žiūrėti ir rimčiau įvertinti. Kaip Jūs galvojate, ar turėtų bent jau teorinę galimybę štai tokiomis padangomis apauto automobilio savininkė suvaldyti mašiną slidžiame kelyje? Ar būtinai turi įvykti nelaimė, kad mūsų protas būtų apšviestas? Deja, mūsų poelgiai rodo kaip tik tai. Antradienį Valstybinė eismo saugumo komisija pritarė Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvai dėl baudos balų sistemos, kuri dažnai kelių eismo taisyklės pažeidžiantiems asmenims laikinai atimtų teisę vairuoti. Numatoma, kad pakartotinai kelių eismo taisyklės pažeidžiantiems vairuotojams per 1 metus sukaupusiems 10 baudos balų būtų atimta teisė vairuoti. Tuo metu pradedantiems vairuotojams nustatyta 6 baudos balų riba. Patobulintame įstatymo projekte siūloma balus skirti tik už tuos kelių eismo taisyklių pažeidimus, kurie kelia didelę grėsmę eismo saugumui, o balai būtų diferencijuojami priklausomai nuo pažeidimo sunkumo lygio ir keliamo pavojaus eismo saugumui. Siūlomas didžiausias skiriamų balų už pažeidimą skaičius yra 5, kad pažeidėjas nesurinktų maksimalaus leidžiamų balų skaičiaus per vieną kartą. Surinkus balų skaičių galima būtų ištaisyti situaciją ir pabaigus saugaus eismo vairavimo tobulinimo kursus, praktinius uždavinius galima būtų pasinaikinti iki 3 balų per metus. Na, taip pat svarstyti klausimai, už kuriuos pažeidimus galėtų būti suteikiami balai. Balai būtų skiriami už tokius kelių eismo taisyklių pažeidimus: nustatyto greičio viršijimas, vairavimas esant neblaiviems, važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui, nustatytos įspėjimų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, vairavimas be techninės apžiūros. Norėčiau paminėti, kad tai nėra grįžimas prie senos istorijos, kaip tie balai anksčiau buvo daromi. Tai yra pagrindė tai sukurti visą sistemą taip, kad vairuotojas būtų atgrasomas nuo kelių eismo taisyklių pažeidimo. Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad policijos pareigūnai vykdys įvairias prevencinės saugaus eismo užtikrinimo priemonės. Kitą savaitę vyks transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimai. Tai Europos kelių policijos tinklo TISPOL inicijuota prevencinė priemonė, kuri bus vykdoma daugelį Europos šalių. Taip pat bus vykdoma pavojingo ir chuliganiško vairavimo kontrolė, atšvaitų, kitą šviesą atspindinčių elementų naudojimo tamsiuoju paros metu kontrolė. Gruodžio 14-20 dienomis pareigūnai tikrins saugos diržų naudojimo, vaikų vežimo automobiliuose taisyklių laikymasi, taip pat kontroliuos naudojimąsi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant. Gruodžio 28 dieną po šventinį pirmadienį vyks transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimai. Laidą pristato naujasis Peugeot 208. Vakar vakare paaiškėjo konkurso Lietuvos metų automobilis 2016 nugalėtojas ir kitų nominacijų laureatai. Buvęs lenktynininkas, Seimo narys Stasys Brundza įsteigė prizą ir apdovanojo saugiausią konkurso automobilį. Na, o mes susipažinkime su pretendentais į šią nominaciją ir jos išbandykime.
Viena iš daugelio konkurso Lietuvos metų automobilis 2016 nominacijų saugiausias modelis. Prizą jam įsteigė ir 3 pretendentus atrinko buvęs lenktynininkas Seimo narys Stasys Brundza. Tai Volvo XC90, 7 serijos BMW ir Cadillac Escalade. Tačiau šis didysis amerikietis kelioms dienoms atvykęs į konkurso bandymų stovyklą vėl išvažiavo iš Lietuvos. Tad mes pasirinkome 4. tarp saugiausių Stasio Brundzos paminėtą modelį Audi Q7 ir kartu su ralio lenktynininkų Dominiku Butvilu išbandysime, kaip saugiai šie automobiliai važiuoja, kaip veikia aktyviojo saugumo sistemos. Idealiausios sąlygos testams Panevėžio darbo rinkos mokymo centro trasa, kurioje galima imituoti pačias sudėtingiausias važiavimo sąlygas. Pirmasis kandidatas – Volvo XC90. Volvo jau seniai garsėja saugumu, kuris švedams yra prioritetinis dalykas. Kurdamas automobilius, šis gamintojas atlieka daugiau saugumo bandymų nei automobilių saugumą vertinanti nepriklausoma Euro NCAP organizacija. Pavyzdžiui, Volvo inžinieriai tikrina, kaip automobilis elgiasi įvažiuodamas į griovį ar virsdamas. O Dominikas Butvilas tikrins, kaip veikia Volvo XC90 saugumo sistemos, kurios turėtų apsaugoti nuo slydimo į griovį ar net virtimo. Pirmoji užduotis – slidi nuokalnė. Tai dabar esu Volvo automobilį, tai Volvo visureigis. Automobilis yra varomas 4 ratais, todėl šitie automobiliai dažniausiai yra stabilesni, turėtų būti stabilesni. Leisimės nuo kalno ir šiuo atveju nebandysiu automobilio suvaldyti, tiesiog suksiu ant slidžios kelio dangos ir žiūrėsim, kaip automobilio sistemos veiks ir kaip laikys automobilį trasai. Važiuoju 40 km/h, suku. Automobilio priekis slydo, kol išslydom iki asfalto ir automobilis pagavo sukibimą. Galbūt 40 yra dar per didelis greitis, ko gero saugumo sistemos čia per daug pagelbėti ir negali. Dabar bandysiu važiuoti lėčiau. Važiuoju 30 km/h. Suku į posūkį, ramiai. Na, automobilis vis tiek yra per sunkus ir nuo kalno jisai pradeda visą slysti, bet slysta gan prognozuojamai. Nei priekinė, nei galinė dalim aktyviau. Dabar pabandysiu posūkį su stabdžiu. Šiuo atveju jau vairuosiu automobilį pats ir pažiūrėsiu, ar galima su stabdžiu pagelbėti. Prieš posūkį pastabdau ir suku. Galim matyti, kad stabdžio naudojimas ženkliai pagerina automobilio įsukimą į posūkį. Svarbu stabdį naudoti prieš posūkį, o ne posūkio metu. Dabar šiek tiek pakeitėm pratimą. Nuokalnėje dar yra S-as, taip vadinamas, kitas vingis, kurį bandysiu veikti trasą. Antipraslydimo kontrolė tikrai sureguliavo ratus taip, kad automobilis galų gale įsuktų į posūkį. Manau, kad užvažiavus ant snieguotą kelią tai pagelbėtų. Jeigu vairuotojai turėtų galimybę taip kaip lenktynininkai pasibandyti ir pasitreniruoti su savo automobiliu ir jie tikrai pamatytų jo galimybės ir daug mažiau būtų avarijų keliuose, todėl kad vairuotojai žinotų, ko tikėtis iš tam tikrų sąlygų su savo automobiliu. Važiuojant iki 30 km/h šitą posūkį dar įmanoma. Ir nors ir automobilio galinė dalis pradėjęs lysti, tai visiškai neužsinešė ir neapsisuko kelyje. Antroji užduotis – judanti plokštė, užmetanti automobilio galą ir imituojanti slidžiame kelyje prasitrynusią plikledžio properšą. Jos nepastebėjęs vairuotojas praranda automobilio kontrolę. Dominikas bandys, ar saugumo sistemos pajėgs kontroliuoti išslydusį automobilį. Pasiekus 30 km/h greitį, vėlgi automobilis bus užmestas į vieną arba į kitą pusę. Netikėtai. Mašina metė pakankamai stipriai, bet ir jos sistemas jie nesunkiai pagavo. Antras bandymas. Čia aš nieko nedarysiu. Sistemas pagavo automobilį ir mašina pati surado kelią. Sistemos veikia tikrai neblogai, bet, kaip jau sakiau, išprovokuoti ją slysti yra įmanoma. Važiuosiu dar kartą, dabar bandysiu išprovokuoti slydimą jau užmetimo metu. Pažiūrėsiu, ar tai yra įmanoma, ar sistemos vis tiek man leis tą padaryti. Manau, kad ne.
pasukus į tą kryptį, kurią slysta automobilis, šiek tiek lengviau pavyko. Na, rezumuojant, tai vis tiek mašina yra labai stabili. Šis Volvo sugeba išvengti ne tik pasivažinėjimo grioviais. Jau standartinio modelio įrangoje yra avarinio stabdymo sistema, kuri sensorių pagalba pastebėjusi kliūtį kelyje automatiškai stabdo automobilį, leisdama išvengti smūgio arba stipriai sumažina jo pasekmes. Volvo turbūt mane pavergė, galima sakyti, tuo, kad tai pirmasis, ko gero, automobilis, kuris gavo bandymuose po dviejose, jeigu tai pavadinti rungtyse, ar dviejose bandymuose gavo po 100%. Tai mano žiniomis dar nėra nei vienas automobilis gavęs. Tai čia jau tam tikri privalumai. Visų pirma, visas šitas mašinas yra iš tikrųjų labai naujas, jos yra geras ir mes čia iš geriausių mašinų bandom išrinkti dar geriausią. Tikrai nei viena nepasirodė blogai, mašinos yra šiek tiek skirtingos. Sunkiausias pasijautė Volvo visureigis, jam sunkiausia įveikti posūkį, tarkim, prie tokio pat greičio ir Audi prie tokio greičio, ar BMW šiek tiek lengviau pasuko, bet skirtumas tai yra gal 4-5 km per valandą būtent šitose sąlygose. Kitų dviejų pretendentų į saugiausiojo automobilio titulą bandymus ir galutinės išvadas matysite kitose laidose. Reportažą apie šio konkurso finalą žiūrėkite kitoje mūsų laidoje. Nu, aš norėčiau su vairuotojais atsisveikinti ir dar kartą vairuotojus raginu, akylai stebėkite kelio dangą. Mano praktika rodo, kad net esant šilumai iki 4 laipsnių, ant kelio vietomis gali susiformuoti ledas. Sudie, saugaus, gero kelio. Pasimatysime po savaitės.